vat pagal tą, ką girdžiu, apskritai žmogui reiktų, kaip, vat, yra kažkokia licenzijuojami, kad žinotum, vat, pavyzdžiui, tai tatuiruotę darytis, iš kur tam žmogui žinot, ar ten iš Kinijos tie dažai siųsti. Tai visada atėjus į tatuiruočių saloną galima paprašyti Nacionalinio higienos centro išduotų licenzijų. Atsidarius, atsiprašau, puslapį galima pasižiūrėti, ar tas meistras palei vardą, pavardę turi tą higienos sertifikatą, nes šiaip meistrai apskritai negali dirbti be higienos sertifikato. Toliau sekantis dalykas, jeigu yra kažkokių klausimų, visada klientas gali ateiti ir pasiprašyti visų sertifikatų medžiagų, kurios naudoja meistras, ir studija privalo jam jos visus šitos suteikti ir pasižiūrėti. Gali klausti ir tai yra normalu paklausti, nes, pavyzdžiui, žinant mane, kokia aš esu, tikrai, nevadinsiu dabar prieš kameras negražiai, bet šlykštus žmogus, aš tikrai labai dažnai kur pasiteirauju tokių dalykų.